Tamo, Mykonas. Nu ką, šiuo metu turime layoverį Berlyne, pakeliui į Mykonas su keturiese, Kasparas, Mariukas, Enrique ir aš. Turime verslus ir nusprendėme, kad išlėksime mėnesį kažkur šiltai, išsinuomavę gražią vilą ir bandysime skelinti savo turimus verslus. Fun fact, su šitų bičiukų gimėm toje pačioje ligoniniai, augom tam pačiam darželį, pradiniai mokyklai ir net kartu sėdėjom pro gimnazijos suolę Galiorkoje. Bandėme mokintis, gal ir neišėjo, mokytojai daug kalbėjo, mumis netikėjo ir dabar sėdime prie vėl to pačio suolo ir bandome daryti didelius dalykus. Juokaujat. Nematau problemų šitas. Čia nėra. Yeah. Kur driveris? Zero problem. Ir mano pasiūlymas yra toks. Kas gauna šitą, ane? Tada tie likę, kurie turi tuos skambutus. Žmonės. Čia toks mama made it moment. You're responsible for the car and key. Oldis. Nu ką, sveiki, atvarėme jau pagaliau į mūsų lokaciją. Kaip matėte, labai gražu. Esame labai laimingi, tikrai gerai nuskilo su vietelė. Šiandien diena buvo kinda busy. Iki kokių 2 varinėjom po miestą, bandėm rasti mašiną išsinuomot, po 3 bandymų pavyko. Tada varėm per 4 parduotuves ieškoti mėsos, čia pasirodė reikia ryt pas bučerį. Tai va, tai dabar jau sėdim su komanda. Su komanda pasidarėme workstationą, dirba ir eisime vėliau pasikėpsim kažkokio griliko kažką ir lėksime toliau dirbti. Tai va, tai varom ir eisime į kitą kadrą. Ką, sveikučiai? Rytas, sekant diena. Turime vasario 12 dieną. Vakar, kadangi pusę dienos tiesiog ieškojom mašinos, pirkom maistą ir taip toliau, bandėm settling down. Tai teko padirbti iki 3 nakties ryto su visais taskais. Šiandien ryte atsikėlėm nuo šito bičiuko šuolio į baseiną šitą, kuris jaučia 3 laipsniai šilumos. Ir jo, atsikėlėm, dabar gaunam šiek tiek, gaudame vitamin D, darbelius darom. Sutiksime vėliau. Welcome. Sveikučiai, rytas. Dabar turime vasario 13 dieną. Šiandien diena tokia biški tokia. Daug turime mitų su Tazenu ir Ainiu. Reikia apsitarti, ką mes darome Suomė, ten website ir naujienlaiškio rinkimo pabaigimas. Ir tiesiog tiesiog biški lekinam su visko, tai reikia apsitarti su komanda, pasakyti kažkokius goalsus ir pradėti dirbti geriau. Tai o dabar lieku biški pagerinsiu landing page'ą stripsą, nes niekur nėra jokio burnos juostelio offerio. Tai reikia tą padaryti, nes reikia pradėti pushinti ir tą produktą. O šiaip gera diena. Pas mus seilų yra jau, nuo pat ryto, pasilydai. Pas mane irgi 10. O pas irgi, let's go. Tai va. 10 susirinkau, literaliai. O jis irgi lydų gavo gerų. Tai va, užsakėm kavutės ir lėkime dirbti. Nu ką, noriu pasidžiaugti, kad vakar turėjome all time high sales rekordą stripsuose. Tai labai džiugu, realiai net 50% padidinom praeitą all time high, vien tik šiandien, ir šiandien atrodo irgi tikrai bus labai gera diena. Kokį pakeitimą vakar pagrindinį padarėme, tai vietoj preorderio, tiesiog tokios kaip žinutės website, product page padarėme, kad siuntimas vėluos dėl didesnio užsakymų kiekio. Ir parašėme ten siuntimo laiką, kad išsiųsime ten mėnesio gale ar kažkas tokio. Tai va, tai įsivaizduokit, koks mažas dalykas gali pakeisti. Tai labai džiugu, su tokiais tempais, jeigu darysime tokias apyvartas daily, tai labai greitai, toks scale'as bus, tiesiog čia Lietuvos rinkai bus tikrai labai geras ir tikrai bus galima švęsti tokį dalyką. Tai va, tai tikėkime, kad ir su Vitozenu tas pats bus, ir su Amėja, ir taip
toliau. Tai va, dabar lekime šiek tiek pasportuoti. Sporto salė, nes visą dieną sėdim, bet reikia ir kažkokio fizinio aktyvumo. Tai va, let's go. Pažiūrėkit ten, va. Wow. Ten reikia. Kaip uždirbti daugiau pinigų? Pist užraktą. Noriu daugiau pinigų. Ką daryti, jeigu nori uždirbti daugiau pinigų? Pist užraktą. Ką tu pasakytum bičiui, kuris nori žiauriai uždirbti pinigų, nuo ko pradėti? Susitvarkyt mindsetą. Ir pist užraktą. Jo. Piskit užraktą žmonės. Gerai. Kadangi daug kas jūsų klausia, vat kągi jie daro gyvenime, kad jie savo gali leisti dabar tiesiog keliauti į Mykonos ir visą kitą. Enrike, tu niekur neini, sėsk. Šiuo metu kraftinu žiauriausią cold email outreachą. Reikės pakontaktinti biškį paslaugų tiekėjų, surinkti biškį pinigėlių, prasitęsti kelionę į Kiprą. Ir jo, kiek dabar čia valandų? 1:30, tai dar turim travnučių. 1:30 dabar yra, žmonės tiek dirba, 16-hour workdays, crazy, non-stop. Ko tu užsiemi, kokia tavo yra įmonė ir ką tu darai? Tvarkome paslaugų tiekėjam pardavimus. Jeigu turite mažą komandą, mes statome dirbtinio intelekto administratorių, kuris suvaldo visą srautą, pakontaktinę lydą, sugeneruoja pasiūlymą, įsiunčia, suorganizuoja pokalbį į Google kalendorių, kročia viską. Tai va, tai dirbtinis intelektas yra dabartis, ateitis ir tikrai ten, kur bus sukišti dauguma visų pinigų. Beje, 200 milijardų Europą skiria AI, čia prieš 2 dienas išėjo tokios naujienos, tai labai daug galimybių. 200 milijardų, čia realiai pusė Elono Musko netvorko, čia yra Tikrai atvarėme dabar pas kitą bučiuką, pas Mariaus partnerį Enrique Heinson. Instagramas nebus paliktas šiandien, nes per daug montavimo, bet Enrique Heinson, jeigu išsiaiškinti, kaip rašyti pavardę, gal ir rasti daugiau informacijos apie jį. Bet, kadangi išsikrovė mikrofonas, tai bus ir blogesnis garsas, bet tu gali dabar pasakoti apie save, pablogink, kas tu toks esi, ko tu užsiemi gyvenime ir kas tu per fruktas. Čia. Wow. Aš klausau. Wow. Nuo ko čia pradėjus? Šiuo metu pilną dėmesį skiriu dirbtiniui intelektui. Tai bandau suprasti visas jo galimybės ir jas išnaudoti savo klientams. Bet šiaip mėgstu dizainą, mėgstu kitus dalykus, kriptovaliutos, beleką. Jis iš ties yra labai meniškas žmogus, jis yra mūsų siela, mūsų grožis, mūsų veidas, mūsų everything. Paraik mano draugė. Va, jo, čia tavo dirbtinio intelekto moteris. Jo, čia mano idealas. Šiandien gavom už tai 10 lydų ir tada mane Zuckerbergas per užpakalį ir išjungė ad accountą. Iki. Noriu pasidalinti su problemus, su kuriomis susidurėm dabar. Tai yra gan didelės problemos, tai kad vėl sold-outas. Sold-outas gal ir skamba gerai, bet iš tikrųjų jis nėra gerai dėl to, kad mes tiesiog neturim ką pardavinėti ir sustoja visas verslas. Tai greitai papasakosiu apie 2 variantus, kuriuos mes turime. Iš vis kaip kilo šitą problemą, dėl to, kad yra dabar Chinese New Year's, tai visi e-com guys žino tai, kad sausis yra ne tik sausis, bet kartu ir labai sunkus metas, nes reikia pasirūpinti stoką. Mes tai žinojame, smarkiai ruošėmės, bet vis tiek kažkaip gavosi mums viską sugadinti, kad vis tiek būtų sold-outas. Ir jo, tai va, kalbant apie opcijas, kai mes galim tai spręsti, turime 2 opcijas. Tai either pasileisti preorderį dabar, preorderį pasileisdami gautume produktus kažkur, dabar yra vasario 5, gautume vasario pabaigoje, kas nėra labai ideal, nes dar reikėtų 6 dienas, kol mes siūsime visiems klientams. Aišku, tai būtent nuolaidos, tai bent jau tas, bet tas, kad didelis užsakymas yra išankstinis užsakymas, tai labai per conversioną mums. Tai realiai reikia kažkaip sugalvoti geresnį būdą, tai mes kitą būdą turim dirbti su 3PL, tai Third Party Logistics. Kaip tai veiktų, tai dabar mes kalbam dėl onboardinimo mūsų įmonės. Jeigu jie mūsų onboardina, tai maždaug savaitės bėgiai jie turėtų gauti stoką iš mūsų tiekėjų ir tada jie jau galėtų pradėti pardavinėti. Siuntimas iš 3PL į Lietuvą būtų maždaug nuo 6 iki 10 dienų, kas nėra ideal, bet tikrai geriau negu daryti išankstinį užsakymą. Tai tuo pačiu šiaip 3PL yra žymiai brangiau, jeigu mes norime prekiauti Lietuvoje, tai gautųsi maždaug $2 brangiau ant savikainos. Tai realiai tai yra labai didelė suma, kadangi mūsų yra low ticket product ir šiaip mūsų nėra labai brangus produktas. Tai va.
Tai realiai mes dabar, jeigu šitą mėnesį tai prekiautum, tai nieko tokio, biški būtų nelabai gerai per mažą, bet tikrai geriau negu vis tiek in the long term, tipo mėnesio perspektyvai, tai mes tiek parduotume jaučiu daugiau, nes kadangi nebūtų preorderio. Tai mums vis tiek atsipirktų tas brangesnė kaina savikainos. Tai va, tai realiai yra tokie du variantai. Dabar kalbu aš su to 3PL, derinos, žiūriu, ką galima padaryti, bet, sakau, galva nevažiuoja, nes bandom skeilinti, o kaip tu paskeilinsi be produkto, kai tu jo net neturi niekur, kaip jo tiesiog nėra. Tai va, tai tame problema. Vis tiek pasileidžiu dabar iš ankstinius užsakymus ir tada žiūrėsim, duosiu jums žinoti dėl to 3PL. I would like to give you a product to try, and if you like it, maybe you can give us... Sveikučiai, šiandien yra vasario 8 diena. Nežinau, kada pasingai filmavom, prieš keletą dienų, porą dienų. Realiai grįžęs po Prancūzijos tiesiog užsidarėm ofisą, su Ainiu dirbom dieną naktį labai ilgai ir nes darbų daug, verslai visi važiuoja. Visi generuoja pinigus ir labai džiugu, tai ir atsiranda daugiau motyvacijos, kur turi dirbti. Tai va, realiai aš išskrendu vėl vasario 10, tai poryt. Varome su draugais verslininkais į Graikiją, išsinuomavom vilą ir tenais tiesiog sėdėsim, dirbsim, tobulėsim ir bandysim skeilinti mūsų verslus. Jo, būsiu tenais mėnesį ir tada dar mėnesį varysiu pakeliauti šiek tiek po Europą su draugė ir kartu irgi dirbsim, bet bus daug gražių vaizdų ir daug nuostabių vietų. Tai va, galvoju, kokį čia dar jums update'ą pasakyti. Nieko, nežinau, pasileidome startupiorus, labai daug jūsų atsirado, kurie nusipirko mūsų digital produktus, tai jau žmonės rašo, kad sutikėm jiems labai daug naudos, tai smagu. Šiaip, žiūriu jokinga, nes mes visada sakėm, kad tikrai nepardavinėsim, tipo, jokių šiandien kontentą nemokamai, nebandysim čia iš jūsų kažkaip išplėšti pinigų, bet tada, kai realiai gauname po maždaug 20 žinučių per savaitę, kaip tą padaryti, kaip aną padaryti, ir iš pradžių su visais imdavom kolus, darydavom ir tada supratom, kad tiesiog gal kažką mes ir turim kažkas vertės žmonėm ir nusprendėme vis dėlto, kad pasileisim, nes, mūsų laikas tiek brangus, nes mes turime daug kitų veiklų ir viską daryti vienu metu tikrai nespėtume. Tai va, bet dabar kaip tik irgi kūrėme, pasimėjom, kad žmonėm labai įdomu tas visas pekas, tai kaip viską padaryti nuo nulio. Tai realiai susidarėme, nesveikai, manome, kad valuable blueprintą, kurį jau paleisime greitų metų ir ten, šis bus video išėjęs, jaučiu, bus jau ir tas blueprintas paleistas. Tai ten insane informacijos bus ir medžiagos, ten visą kaip padaryti nuo A iki Z, kaip prasitestuoti produktus ir ten jau realiai kaip sukurti normalų gerą brandą, ne kažkokį ten dropshipping ar ten šiaip be jokio value žmonėm verslą. Tai va, gerai žmonės, čia mes jaučiu ir pabaigsime video, jis buvo tikrai labai hektik, buvo daug skirtingų kadrų, tikiuosi patiko, rašykite, prašau, feedbacką. Komentaruose labai prašau, nes kitaip mes negalime tobulėti, negalime kurti jums geresnių video, nes nežinodami jūsų nuomonės, tai liksime per tą pačią. Tai va, taip pat pačiakinkite mūsų visus verslus, Betozenas, Stripsai, Amėja ir žinoma startupiaurai.lt, kur mes turime labai daug valuable dalykų į būtent tau. Tad nueik, gal kažkas tau patiks, išsirinksi, o į ką rašyk žinutę, visą atsakysim, visada padėsim jums verslo klausimais, gyvenimo klausimais, kontento klausimais, bet ko. Tai va. Iki greito, iki kitos savaitės, kurime labai daug, spauskite subscribe mygtuką ir nenustokite siekti savo tikslų. Būtent tą, ką mes ir dabar darome šioje gražioje viloje. Tai va, ačiū labai startupiaurai, iki kitų kartų ir sutiksime kitame video. Tik bidžiau.